Taip, tai kągi startuojame su kandidatais į prezidentus ir pirmiausia prašysiu prisistatyti kandidatai į prezidentus Eduardą Vaitkų, kadangi jis 13 valandą turi Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį. Tai taip nusprendėm, kad tiesiog, kad visiems būtų lygios galimybės ir laikas vienodas, tai pirmiausia prašysiu poną Vaitkų trumpai prisistatyti, ar mes turim poną Vaitkų? Kiti kandidatai sako, ir teisės profesoriai sako, tai buvo taip seniai ir nereikia kreipti dėmesio. Tai mano pagrindinė mintis yra, kad konstitucija, kuri yra Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas, ją privalu vykdyti. Už konstitucijos pažeidimus privalu bausti, o ne antrą kartą išrinkti į Seimą arba paskirti į konstitucinį teismą. Lietuvoje tai buvo praėjusiais metais. Asmuo, kuris sulaužė konstituciją ir tai patvirtino konstitucinis teismas, jis buvo paskirtas dirbti į konstitucinį teismą. Mes, Lietuvos eiliniai žmonės, neturim įrankio prieš šitą valdžią. Tai konstitucijos laikymasis ir konstitucija yra nuoroda, kad svarbiausi Lietuvos gyvenimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos žmonių. Pradžioje aš girdėjau, kai profesorius Vėgėlė tą patį irgi pasakė. Svarbiausi klausimai yra sprendžiami Lietuvos žmonių. Tai mano pagrindinis šūkis yra, kad Lietuvą reikia sugrąžinti Lietuvos žmonėms. Dabar aš buvau kaip tik atsijungęs, nes buvau Vyriausios rinkimų komisijos posėdėje, kuri teismo sprendimu antrą kartą dabar svarstė mano programą, kuri buvo uždrausta. VRK priėmė sprendimą uždrausti spausdinti mano programą, nusprendusi, kad jinai neatitinka demokratijos, teisingumo, visuomenės darnos, sąžiningų rinkimų principų ir taip toliau. Ir nepateikusi jokių juridinių argumentų, kodėl taip yra. Tai dabar Vyriausios rinkimų komisijos sprendimu 7-3 nusprendė, kad mano programa bus spausdinama, nes Lietuvos žmonės turi žinoti apie kitokias galimybės Lietuvai. Ir dabar kalbant apie tai, kas yra sisteminis kandidatas, o kas yra nesisteminis, aš tiesiog priminsiu, kad kai kurie kandidatai ir šiuo metu pas jūs kalbėję jau 22 metų Liepos mėnesį jau buvo pradėti reklamuoti kaip kandidatai prezidento rinkimuose. 22 Liepos mėnesį. Aš oficialiai užregistruotas 23 lapkričio mėnesį ir lapkričio mėnesį apklausose dėl prezidento rinkimų mano pavardė buvo uždrausta pateikti Lietuvos žmonėms. Tai kodėl LRT parašo raštiškai, būtent raštiškai, raštu Vyriausiai rinkimų komisijai, kad Vaitkaus nespausdins pozicijos arba nuomonės skirtyje, nieko nespausdins, nes Vaitkaus, tai dabar cituosiu čia LRT žodžius, nes Vaitkaus mintis prieštarauja demokratijos principams, nes Vaitkaus teiginys ir pavyzdžiui čia yra geriausias, kad išleisčiau kaip prezidentas dekretą. Būtent šitą sistemą dabar. Ir kas yra sistemos palaikomi daugiau arba mažiau, vienokią suknelę ar kitokią suknelę uždėti žmonės. Aš vadinu savo nuo gegužės 15 dienos mitingo Vingio parke, kartoju savo tokią frazę, kad 30 metų jie yra tie patys. Tie patys. Jie keičia tik tai savo švarkelius ar skvernelius. Ir socialdemokratai su Landsberginė partija gali dirbti unisoną, kaip privaloma to pačio medalio dvi skirtingas pusės. Jie tai pačiai sistemai atstovauja, o aš sakau šitą. Man rantina, kad aš prorusiškas, nes aš keliu klausimą, kad Lietuva neparduodama ir neparsiduoda. Ir šitas klausimas yra susijęs su tuo, kad Lietuvos nepriklausomybės, kurią iš mūsų atėmė, aš siekiu ją susigrąžinti. Arba, kad Lietuvos žmonės patys nuspręstų, pagal tai, kaip yra numatyta konstitucijai,
atsisakom tos nepriklausomybės. O kam mums jinai reikalinga? Bet tada Lietuvos žmonės patys turi atsisakyti. Girdėjau, kad jums su jumis kalbėjo apie NATO. Kas būna? Taip, ponia Vaitkau, jūs atakuojat. Taip, aš pabandysiu Jūsų nesimato. Tai tiesiog gal dabar padarytume kokių 10 minučių pertrauką, kad suvaikščioti ten, kur norisi suvaikščioti. Tai dėl to ir klausiu, dėl prieš tai girdėto kandidato, ar dar bandom su juo čia mes kaip nors susisiekti, ar jau nebebandom? Faktas bandom. Prašau? Reikia duoti šansą. Bandom. Gerai, darom 10 minučių pertrauką, bet būkit geri, nevėluokit. Gerai,